Bus tokių vietų, kur, nesimena niekaip. Mini nevažiuoja. Kas čia atsitiko? Nesuprantu. Na ką, šiandien paminkime su Mindaugu Šarkausku. On board Mindaugas Šarkauskas, Atakers Team. Ir čia yra Miliūnai, Rokiškio rajonas, jo namų trasa. Iš tikrųjų, ji yra apgaulinga. Jinai yra greita, tačiau turi visą dviratininkams reikiamą asortį. Tai yra ir šaknų, ir smėlio, ir visokių pagalių besivoliojančių ant trasos. Aišku, mes didžiuosius pasistengsime išrinkti. Yra ir samanų, yra ir nelabai riedančio grunto, yra šlapių atkarpų, įkalnių, žodžiu, visas dviratininkų rojus gražiame lietuviškame miške. Ir šiandien miško kelias, kur galima kažkokia tai. Tai, kaip ir matėme, Mindaugas pradžią, startą pradėjo ilga tiesiaja, kelis šimtus metrų besitęsiantis miško kelias, kur galima apsilenkti varžovą, pasimatuoti ir išsiaiškinti, kas į single tracką įvažiuos pirmas. Single trackas pirmasis yra labai neriedantis. Tai šitoje atkarpoje vieni pasivys, už 100 metrų matysime galimybę pirmiesiems lenkimams. Na, aišku, pirmieji lenkimai bus nuo starto ilgoje tiesioje, tačiau jeigu hardtailai sustartuos greičiau, full suspension, manau, aplenks juos šitoj kratalinė. Viskas krenta. Atsiprašau. Na ir turim pirmą sudėtingą vietą, šauktukai. Mes taip pat ją pažymėsim, reikėtų nepersistengti su šituo šuoliu. Kadangi jeigu nesat šokinėję, geriau ramiau, prisistabdyti, bet šuolį įveikti sėkmingai arba tiesiog pervažiuoti jį ir pasiekti laimingai finišą. Be tokio daikto kartais trasai geriau ir nesirodyti. Važiuojame nuostabiu mišku, priekyje matome jaunuolyną, pirmoji įkalnė su šaknim, kad reikia truputėlį jau ir vairą pasukioti ir pasistengti neatsilikti arba kad tavęs neaplenktų, nes žvyro atkarpa, o tai reiškia, kad stipresnis sportininkas iš galo, greičiausiai šitoj vietoj sės pas tave ant rato, na ir koks tavo likimas bus žvyrkelio gale, kaip jau duos dievai. Nežinau. Atrodo sunkoka. Na, žvyrkeliai taip. Žvyrkeliai yra turbūt ta dalis, kur jūs galite atsigerti, galite išsivalgyti gėliuką, ar galite pamojuoti, ar pasižiūrėti miško grožybių, tačiau šitoj trasoje jie yra neatsiejama dalis, na ir tenka jais važiuoti, kad įvažiuoti į kitą miško dalį, kurioje vėl pasijaučiate kaip rojuje, todėl kad greičiausiai mes visi važinėjame miškais dėl to, kad matytumėm gražius vaizdus, kvėpuojam grynų orų, apskritai vairavimas miške, gynimas miške yra matyt, pritarsit man, vienas iš didžiausių malonumų. Vat būtinai kažkokie garsai, kai rašinėjai, būtinai kažkas tai turi nugriūti, kažkas turi praskristi, kažkas turi paskambinti. Vėl žvyrkelis, pažadu jie greitai baigsis ir prasidės trasos dalis, ta, kur aš jau vadinu intensyviaja, kuri yra labai techniška. Ten tikrai reikia atskleisti visus savo dviračio vairavimo sugebėjimus ir iškvėpavimo sugebėjimus. Matom, kad Mindaugas atranda laiko atsigert. Ten jau nesugebėsit nei gertuvės išsitraukti, nei pailsėt, nei atsikvėpti. Šioj vietoj vyraujantis gruntai yra molis ir drėgmė ilgai neišeina.
Tai kuo arčiau ežero, tuo daugiau šlapių vietų, prasidės vis daugiau pavairavimų. Per kamerą nepersiteikia tas reljefiškumas, reljefas ir važiuojant tikrai yra daugiau dinamikos. Na, o čia Mindaugas agresyviai atakuoja posūkius, matyt net ir išeina iš trajektorijos tam, kad neužkliūtų už kokios šaknies. Visą laiką, manau, trasos inspekciją reikėtų pasidaryti, pravažiuoti, pasižiūrėti, kaip jūsų dviratis elgėsi toj trasai. Tokias kliūtis, užvirtusius rąstus, ar apvažiavimus per mišką, ar pasilenkimus, manau, kad kelis tikrai paliksime. Tai yra techninės vietos, kurios priverčia jūs pasilankstyti, apvažiuoti, taip rodant savo dviračio manevravimo, vairavimo įgūdžius. Važiuosit taip, taip, va taip, paskui bus taip ir va taip. Vakaras saulė prasišviečia pro medžius. Manau, mūsų startas tikrai turės būti apie 2 valandą, kad matytumėm tą saulę dar pakankamai aukštai. Na ir šuolis. Yra išpjautas rąstas, galima nešokt, pravažiuoti, vertinkit taip pat savo jėgas. Aišku, elektriniai čia susirinks pakankamai greičio šuoliui. Jeigu minate silpniau, greičiausiai šuoliui greičio nesusirinksit, tai įvertinkit savo jėgas, kad nebūtų po to nelaimės. Single trackas pradeda vingiuoti. Vatėlė su šlapiom vietom, su šaknim, palei ežerą. Taip, yra šlapių vietų, reikės apsukti, pravažiuoti, tačiau neturėtų būti per šlapę. Na, kalniukas, į ežerą nereikėtų užsižiūrėti, kadangi daug siaurų tarpų tarp medžių, reikia žiūrėti į trasą, vairuoti. Ežerų tikrai pasigrožėsime starto finišo zonoje, starto miestelėje. Tenai, manau, turėsime po varžybų ir kažko skanaus, kad atstatyti jėgas išleistas trasoje. Single trackas, toks platokas, galimi lenkimai po kalno, kur tikrai, manau, bus jų. Ja, ir vėl neriam į greitą techninę atkarpą. Šitą onboardą, kurį jūs žiūrit, jis jau praktiškai yra galutinis. Tai yra tas variantas, kurį mes važiuosime ir kuriuo mes varžysimės. Išvažiuojam į dar vieną žvyrkelio atkarpą. Taip pat galėsit apsilenkti varžovą, atsigerti. Nervas ima. Kažkoks kosmosas, tai mikrofonas neveikia, tai dar kažkas tai negerai. Šioje vietoje galima sutikti automobilių, tai būkite budrus, kadangi viso kelio mes negalim užtverti, uždaryti. Tai automobilių čianais, kiek minėjo Mindaugas, nėra labai daug, tačiau galim vieną kitą sutikti. Reikėtų būti budriems, nebūti užpiltom akim. Na ir single trackas vėl einantis palei ežerą, kur surasim smėlio atkarpų. Toks single trackas yra atgaiva sielai ir dūšiai. Labai gražus, techniškas. Nieko sudėtingo, tiesiog minti ir truputėlį pavairuoti. To, ko mes visi čia ir susirenkam. Na ir tai, ką serviruoja jums laikas minti. Ganėtinai greiti pasukiukai tokie, faina. Niešti nugarą. Kaip gerai. Antras statokas kalniukas, į kurį taip pat reikia pasistengti, pavairuoti ir paminti. Padirbėti reikės. Tuoj ir kalno viršus ir greita vėl trasos dalis žemyn. Užpiltom akim ir dideliu pulsu reikėtų neišsiversti į medį, na ir privažiuosime vėl stovyklavietę, kur 2 valandas 40 minučių. 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 2 valandas 40 minučių
susirinkę žiūrovai galės jūs matyti važiuojantį pro šoną ir linksmai paskatint, galbūt paskambint kažkokiu tai skambučiu ar papūsti kažkokius tai, kaip jie vadinasi, tie, kur krepšinio varžybose pučia. Pyp, pyp. Ir įvažiuojame į finišo tiesiąją, kurioje reikės pasprintuoti, pasistengti tam, kad aplenkti galbūt paskutinius priešininkus arba pakovoti su savo likusiam sekundėm. Tai su jumis šiandien buvau aš, Andrius, iš Laikas Minti, tokia tai yra mūsų Miliūnų trasa ir lauksiu jūsų visų ir aš, ir Remis lauks gegužės 9 dieną pirmame antro sezono Laikas Minti etape Miliūnuose, Rokiškio rajone. Koordinates ir trasos schemą mes būtinai paskelbsime neužilgo. Iki.